Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Sveiki. Pasak Eduardo Mieželaičio, daug rašiusio ir kartu analizavusio Lietuvos gamtą, kiekvienas gyvenantis šioje žemėje turi aiškintis gamtos paslaptis, nes gamta taip lengvai savo paslapčių neišduoda. Šiandien laidoje prieš vykstant į medžioklę truputį pasivaikščiosime po pievas, miškus. Ieškosime gamtos paslapčių ir bandysime jas įminti. Bet prieš tai reklama. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Laidos prodiuseris ir biologas Artūras Šalutka kartu su ilgamečiu gamtos stebėtoju ir medžiotoju Edmundu Rapolu prieš medžioklę nutarė pasivaikščioti ir pasižvalgyti paplotus. Kaip minėjau laidos pradžioje, gamtoje daug paslapčių ir didelis klausimas, ar sugebame tas paslaptis išsiaiškinti teisingai. Nu, va, tokiu laiku, sakykime, žvėris, va, kai čia aš pas save, kad ir miškas yra, ir laukai, papildomai jokio tokio šėrimo nėra. Ir jie maitinasi iš to, ką jiems duoda gamta. Ir va, matot, iš žiemos, va, visur yra valiesta, visur va, matosi, visur pagraužti. Va, jeigu paeisim toliau, tai yra daug tokių apgraužtų. Jie, sakykime, tokius alksnius, jie nelabai, bet va, kur uosis labai mėgstamas, labai. Tai va, jeigu jau uosius ir gana, sakykime, tokius jau stambius uosius, ir tai drošia. O dabar pas mane, aš laikiau stirnų, turėjau daug, bet stirnai reikia didelio ploto. Nu ir kadangi daug žvėrių, nelabai. Sakyčiau, kad čia būtų kokių nors išaugtų tokių gražių ožiukų nebuvo. Per rują, kaip ir visi žvėrės, stirninai irgi ne per daug maitinasi, bet jie tik tai tie, kad žymi savo teritoriją ir nudrožia tokius jaunuolynus pomiškį. Tai vis tiek jie tą teritoriją renkas todėl, kad tai yra įprasta jų buvimo vieta buvus, kur jis maitinasi. Antras, čia yra saugu jam. Taip. Gan saugu. Taip. Taigi, medžiotojas pastatęs kažkur tai bokštelį ir tikrai apžiūrėjęs prieš tai, nu, tą teritoriją apžiūrėjęs, jisai, aišku, reikia prieš kurį laiką pasižiūrėti, kur yra veiklos požymiai to žvėries. Sakykime taip, aš asmeniškai stirninus medžioju labai retai ir jeigu per metus aš nušaunu vieną arba du stirninus, tai yra labai daug. Bet stirniną aš medžioju tik tais labai gerą, kadangi gerų atrasti netaip yra lengva. Tai mano medžioklės būdas yra, žinoma, tų būdų yra ir selinant, ir tykojant. Aš turiu bokštelius sudedamus ir aš apvažiuoju, apsižiūriu, kur ožiukas laikosi. Tai vien veiklos požymiai, kur matosi, kad... Tai va, yra nudrožta šakelės, viską apsižiūriu, atvažiuoju, pastatau bokštelį. Jau 7-8 valandą vakare sėdžiu ir laukiu, koks išėjo ožiukas, apžiūriu, jeigu jisai yra, kad ir selekcinis, aš jo neliečiu. Aš kažkaip tai įpratau medžioti tik tais tokius trofėjinius. Tai va, jeigu trofėjinis pasitaiko, tai aš jį sumedžioju. Aišku, pagal žymės negali pasakyti, tai trofėjinis. Ne, tai būtinai reikia pasižiūrėti. Ir būna, kad ožiuką auginiesi 2 metus, matai jį, labai gražus ožys, perspektyvus. Jo nelieti.
Nu, vat buvo ir 2 metus auginau, vat pasakojo, ir sumedžiojo prie mano akių kitas. Nu, bet nu ką padarysi, visi medžiotojas. Nesutinku su ta selekcija, kadangi va dabar su žvėrim kontaktuoju taip žymiai iš arčiau. Ir, sakykime, vienais metais stebėjau Danielių. Matyt, buvo pažeistas kelmelis per kovas ar kaip ragų. Ir jo ragas buvo nulinkęs visiškai žemyn. Jau vienu žodžiu būtų kaip selekcinis gyvūnas. Visiškai selekcinis, čia nekalbos nėra pagal mūsų selekcinius požymius. Kiekvienas ekspertas pasakys, kad tai yra selekcinis žvėris ir jį galima sumedžioti. Tai vat, vienais metais jisai toks, kitais metais jo ragai atsitaisė, bet ne visiškai. Toks jau daugiau iš šono buvo ragas tas pats, tas vienas normalus. O 3 metais išaugo labai gražus trofėjiniai ragai. Šiaip aš irgi turiu savo nuomonę apie tą selekciją ir gan skeptiškai žiūriu tas dalykas. Pas mumis atrodo, kad kuo didesni ragai, tai mums atrodo, tai jis yra geri požymiai. Nu, kažin kaip stirnas ar elnių patelė atrodo, gal kaip tik atrodo priešingai. Ir švedai tyrinėjo, augino stirnas ir pagal dantis nustatinėjo specialiai, ar ten, aš neatsimenu, ar 10 metų yra literatūra. Ir pasirodo, kad nei dantų nudėlimai atitinka, nei niekas. Tarp ir pa žmogų gali būti tokie pat amžiaus žmonės, o dantis gali skirtis. Čia vienas požymis. Antra, labai gerą selekcininką turėjo pasaulis, tai Hitlerį, kuris matuodavo kaukolės, kaip mes dabar kažką matau, kaip mūsų ekspertai, nors aš pats tas, susėdam, matuojam, o pas jį geresnis smegenis, pas jį blogesnis, pas jį ragai geresnis. Palaukit, kas mums davė tokią teisę spręsti, ar jisai geresnis. Čia tai gali pasakyti tik tai patelė tos rūšies. Jokių būdų, joks selekcininkas. Tai yra čia mano nuomonė, čia aš nepretenduoju kažką, tai kitų yra nuomonė nustatymas toksai, kad būtent tokie. Apie amžiaus brandumą, taip, aš sutinku, kad galima kalbėti ten. Tokie amžiaus brandos, taip, aš pilnai su jums sutinku. Bet jokių būdų ne pagal kažkokį ragų, ten įsidėstymą, ten dar kažką tai. Kokius aš perku žvėris? Ašgi žiūriu, kad būtų jaunas, sveikas žvėris ir kad būtų iš geros linijos. Ar ten tie ragai jau bus ilgesni ar trumpesni? Nu, jeigu jie yra ilgesni, žinoma, įmušyta. Bet jeigu būna ir trumpesni, iš to trumpesnio, kurie trumpesni ragai, išauga geresni, sakykime, bent jau Danieliai. Aš dabar su elniais, nu, elnius aš laikau, kiek čia dabar, gal 4 metai. Tai dar, ne, 5 jau. Tai dar, sakyčiau, aš, nu gerai, disertaciją rašot, dar kokį 5 metų reikėtų, kad būtų nustatyta vis tiek. Be abejo, bet su Danieliais, kadangi aš Danielius auginu jau 13 metų, tai aš jau šiek tiek apie Danielius galiu papasakoti. Ir nemanau, kad jie labai daug skiriasi nuo kitų žvėrių. Čia aptvare, šiaip tai, nu kaip, parduodu jaunus žvėris. Bet jeigu yra senas jau žvėris, tai jį galima sumedžioti. Kadangi pas mane čia yra ir muflonai, tai vat, sakykime, muflonai labai įdomiai poruojasi. Kada patelė rujoja, tai paskui ją lekia, sakykime, nu kiek yra patinų, būna 10, būna 15, visi patinai lekia paskui tą patelę. Tai kuris ten tėvas, sakykime. Vėl nenustatysi. Vėl nenustatysi. O vieną palikti, nu kaip, ir literatūrai, ir visur yra, kad pats geriausias santykis yra 1 prie 1. Taip, ką būtų, bet tai patelė ir patinai. Nu, bet tai visiems jie, kuris ten padarė, mes šito nežinosim. Vienu žodžiu, mes pradėjom kalbą apie mitybą, diskusijas. O diskusija iki selekcijos. Selekcija. Kas aktualu? Nu, kas aktualu? Nu, aktualu ir mityba. Ir antrą, dar galim paliesti apie šernų, tą šerimą. Dabar prie bokštelio daug kur nuvažiavus, tikrai matosi, kad žvėris šernai šeriami, nors tai kaip daug kas pasaulyje bent yra pripažinta, kad šernas nepuošia medžioklės plotų. Turėjau šernų, tai, Žinau. Nu, tai aš, bent jau aš, tai šernų nebenoriu jau.
čia yra žalumynai, visur aplinkui žalia žolė. Kada buvo šernai, tai buvo juoda žemė aplinkui. Taip. Ir ne tik juoda žemė, bet ir jauniklių neturėjo. Nei danielių, nei... Viską ėda, viskas... Aišku, turi būti gamtoje ir šernas, ir stirna, viskas tvarkoja. Kadangi čia ir medžioklės plotai aplinkui yra. Aš esu būrelė, naftininkų būrelė, kuris turi 14 000 hektarų. Tai mes nepraktikuojame medžioti prie šėryklų. Jeigu yra remizės tos vadinamos, tai ten bokštelių ir nėra. O prie bokštelių, kad pasiviliot ten, papilt kukurūzų pasėt, nu taip iš rankos pasėt. Žinoma, kaip šernai, kaip jie renka su liežuviu, tai šitą darom. Ne, tai šitas ir galima daryti, bet sakau. Bet šert šėryklose mes nepraktikuojam. Nu, kas liečia, aš nežinau, kas liečia maitinimą. Aš netgi, kaip sakiau, netgi aptvare ir tai aš per vasarą nemaitinu žvėrių. Sočiai jie yra pasėta, yra sėjama liucerna, yra dobilai, jiem užtenka maisto. Tai kad juos papildomai maitinti, aš nežinau, medžiotojai, sakykime, nu, kad ir šernus, ir dabar pila ten šėryklos. Nu, pila gal, sakykime, tikslu tuo, kad neitų jie į lauką. Nu, galbūt ir tai, bet tada ten bent nemedžioti reikėtų. O šiaip, kad sulaikyti juos, kad darytų mažiau žalos, galimas toks variantas. O, stirna. Stirna? Stirna. Tiksliai? Matau, bet stirna. Tu gerai matai. Aš matau gerai. Ir viską, ką nereikia, aš matau gerai. Ką reikia jau ne. Visim stirniną paieškoti, kokį selekcinį. Žiūrėk, va, lapė. O šitą reikėtų. Jinai pažiūrėkit, kokia nušiūrus. Lapės čia aplinkui lapė yra pas mus nemažai. Ir lapėm tai skelbiam karą, nežinau, aš tai pamatau lapę bet kuriuo metu, tai šaunu. Pataikau, nepataikau, bet šaunu. Matėm tik tai vieną stirnos patelę, gulinčią kviečiuose, o daugiau nei aušių, nei dar nematom ir lapę, truputį gal ankstokai, bet nieko, surasime, laukai tikrai dideli ir miškai gražus ir čia pušarinė bazė labai gera. Aišku, rodai ėda labai smagiai. Gerai, bandome toliau. Praktiškai nėra
galima. Tikrai senas atrodo. Praėjom apie 5 kilometrus. Suskambinom telefonu su draugu ir žodžiu, dabar mūsų paėmė. Važiuosime, apžiūrėsime kitą plotą. Čia buvo užės, bet toli ir ne tas, ką reikėtų. Бег, когда решался.
Rožės didelis, jo. kelmeliai eina Taip. į šonus, Taip. jau ne į vidų. Taip. Ir visi požymiai, jisai medžiotinas, jo. Medžiotinas. Sveikinu. Dėkui. Vienu žodžiu, iš vakaro nesisekė mums sumedžioti. Šiandien ryto prisirinkom, matėt, į ką panašus, nes rasa tikrai didelė. Edmundas su guminiais, aš batai neprimirku, bet vaikščioti, patikėkit ryto, kai rasa. Pats malonumas, pabandy visi mėgai išvaikšti. Nors ir dabar tas naktis. Žemės ganėsi jau toks. Jo. Bet kol priėjom, vis tiek turėjom vargą. 6-7 metų čia toks važiukas. Bet kol priėjom, tai vis tiek turėjom atsargus. Ne, nu tai jau tokie jie atsargus yra. Jo, nesileidžia taip. Savo vieno žodžiu, jisai per savo gyvenimą matęs ir žino, kaip kovotis. Taigi ir kitiem linkim sėkmės. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Apsaugos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, techninis aptarnavimas ir kitos paslaugos. Alasa – apsaugos sistemos. Kaip sakė laidos dalyviai, visos išsakytos mintys tai jų asmeninė nuomonė. Jei jūs manote kitaip ir norėtumėte apie tai padiskutuoti, rašykite, skambykite. Išgirsti jūsų nuomonę bus įdomu ne tik mums, bet ir žiūrovams. Priminsiu, kad vis dar laukime jūsų nuotraukų, nes Ginalo firmos konkursas tęsiasi iki Kalėdų. Bet gal ta vienintelė nuotrauka, kuri bus verta pagrindinio prizo Štil pjūklo, yra užfiksuota būtent jūsų. Reikia tik ją mums atsiųsti. Šiandien tiek, susimatysime po savaitės. Nei plauko jums, nei tauko. Iki. Kokybiška nauja technika sukuria profesionalų rezultatą ir taupo jūsų pinigus. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.